Vilma. 1, 2, 3. Šita vat Vilma, tai mes tik įdinėjom į hipnozę ir aš tiek noriu verkti, bet taip verkt noriu. Taip, žinai, kaip jau iš sielo, žinai, kaip va tokia, atrodo kaip siela, kad tokia tiek raudoto jinai. Ir sakau, ir man taip verkt norisi, man taip kažkoksai, nu, vidinis tas toksai, kaip atrodo, irgi kaip, žinai, kaip liepto galas, ne, atrodo, jau kai tu, sakau, tavo toksai ir savęs gailestis, ir tas, ir ištisinis, sakau, taip atrodo, net turėk norisi, tas išsiverkt, žinai. Labai ir... Jautiesi, ar ne? Jo. Sakau, man tiek verk noris, negaliu, aš einu, aš atrodo, čia jūs turbūt filmuojat, aš labai vėl, jūs labai energija, nes aš taip verk pati tai nenoriu, bet per jūs aš labai verk noriu. Atrodo, tikrai labai graudžiai, žinot, taip tikrai širdį atrodo spaudžia, žinot, tikrai sielo, žinot. Tai tiek giliai jo, ir tada aš pasižiūrėjau, kodėl jūs taip verk norit. Tai aš, žodžiu, tai čia jūs esate, aš pasakysiu, žinokit, kaip yra tokia tamsuma ir jūs esate tokia kaip atskirta, taip viršui. Tokia švieselė gauna, tada išgęsta, tokia gauna, tada išgęsta. Tokia, man netgi atrodo, kad jūs netgi šiek tiek, nu, ta prasme, nu, ne tik, kad jūs labai didelis kiekis pas jūsų yra, kad jūs esate labai aukštai pakilusi. Man atrodo, kad nėra to labai įsižeminimo, man atrodo, žinot, kaip tu atrodo pavargsti ir atrodo, ne tai, kad norėtumėt, tarkim, žudytis, ne, aš nekalbu apie tai, bet vos ne taip, kad aš pavargau, aš nebenoriu čia daugiau būti ir aš noriu važiuoti, noriu keliauti namo. Tai tie namai, tai ar tai kažkur tais, kur jūsų planeta galbūt yra. Toksai atrodo, kad jūs nebenori čia būti, jums yra tiek sunku, jums tiek yra jau iki kaklo, kad ta prasme, sakau, ne tai, kad žudytis, ne, bet čia kaip žudytis, vos ne taip, net nežinau, kaip čia paaiškinti tą jūsų tą būseną pačią. Tokia... Bet jūs toliau, jūs atrodo, taip varot, arėt, vaikštot, sako, ta šviesa taip įsijungia, išsijungia. Ir toksai, atrodo, lygtais gauna tos kažkokius, tai kaip trupinė, ne? Atrodo, patikit, ne? Ir vėl jums, ir taip, būtent pas jūs, toksai, Būtent taip ir yra, jo. Jo, labai, sakau, ir jūs labai išreikštas yra kažkodėl tas vidinis vaikas, ne, nes aš jūs matau, matau labai jūsų tą vidinį, tai tas vidinis vaikas, sakau, tiek jisai verkia, ir jūs tokia ta maža mergaitė, jo, nes aš čia jūs matau mažą, tą mažą vaiką, tą mažą mergaitę, nežinau, kokių, taip 5 gal 6 metukų, jo, ir jinai mergaitė ir verkia, sakau, tikrai tas, jūsų vidinis vaikas, sakau, tiek yra pervargęs, tiek jisai sakau, atrodo, sako, enough is enough, tarme, aš jau nebegaliu. Toks, tai sakau, ant krašto grinai. Oi, jo, ir jūs čia padalinta esat, jūsų ir čia yra, ir kažkur kitur. Nu, žodžiu, žinokit, kai jūs, būtent, kad, tas susijęs su šitais visais to magijom, to visom, tai man, grinai, metų tokį, rodo, kad, kaip pasakyti, tokie, kaip, kur jūs ėjot, kur jūs kreipėtės, tai iš jūsų atėmė jūsų dalelę. Užtat jūs tą mergaitę ir vertė, to, kad jinai jau nebeturi ką duoti. Ir jei niekas nebeduoda, jei niekas negražina, o jūs jau nebeturit ką duoti, užtat tai jums atrodo, kaip, sakau, atrodo paskutinis, tas, sakau, ne iki nusižudimo, bet atrodo tas jausmas. Aš nemanau, kad jūs galvojat, kad jūs norit nusižudyti, žinot. Bet jo, bet būtent tas toks jausmas, kad jau nebepatempėt viskas. Užtat tai jūsų siela, jūsų jūs kylat į viršų. Tai taip to pasekoje, kas gali būti, nu, ta prasme, kas galėjo būti. Dabar nebebus, neperginkit. Bet kas galėjo būti, jums galėjo, žinokit, kristi ir ant proto. Po biškį galėjo, žinokit, jums kristi. Nes sakau, jūs atrodo, viskas paleidžia tas vadeles ir kai bus, tai bus. Ir, žinot, ta prasme, ir net visas švirpas. O, Jėzus Marija. Oi. O, jas, mama, man emocijas irgi nori verkti filmą, nes man sakau, kad tas vaikas verkia ir aš noriu verkti.
Mama išjungiam emocijas. Ar nedingo čia? Ar Vilmutė dingo jinai? A, Ne. Išjungiam. 3, 2, gerai. 1. Jo, nes man jūs labai esat pakilus, labai aukštai. Sakau, man atrodo, sakau, nuo žemės, jeigu taip žiūrint, taip iš viršaus į žemę, tai, Mhm. nu, žinokit, tikrai gan aukštai. Ir jūs, sakau, ir sukatės ir ten, ir sakau, nežinot, nu, neturit nei kaip, nežinot, nei kaip nusileisti, nei kaip, ta prasme, net nemokat net nusileisti į apačią, kaip link žemės, ne, link tos atmosferos. Mhm. Jūs grinai, būtent, pakibus esat, būtent, šitame astrale. Užtat tai tada būtų buvę, jums jo būtų buvę problema su psichologinė ta, tai būtų, nežinau, kaip dimensija, kažkas va tokio, ne? Mhm. Jo. Oi. Nu, sunkiai čia jums tikrai labai, nes siela, tai sakau, grinai kraujuoja jūsų. Galim padaryti. Oi. Ką galim padaryti dabar? Pasikeičiam šviesos konglomeratą ir prašom, kiek yra liks, ir prašom, kad atsektų visus įvykius, nuo ko tai prasidėjo, ir grįžtam į pirminę padėtį, kada jinai pradėjo vaikščioti visur. 2, 1. Aš, matai kaip įdomi, ne? Dėl to, kad aš vis dėlto, bet kokiu atveju aš Vilmą matau mažą. Mama, tada mes nuvedam ją, ar prisiminimą, ar į sapną, ar kažkur, nes man vis tiek jinai čia yra vaikas. Jinai kažkaip, jinai tas vaikas yra, čia nėra dar saugus moteris. Tai vadinasi, yra Gerai. kažkur tais, kada jinai buvo vaikas, kažkas buvo, tai einam kažkur tais, kas buvo jai čia, kad mus nuvestų jinai. Duodam hipnozės burbuliukų Vilmos tam vaikui ir tegul nuveda mus į tą vietą. 3, 2, 1. Oi, va čia jūs esat vaikų namuose. Vaikų namai, medinės grindys. Ir aš jums netgi pasakysiu, Vilma, netgi jūs ir ten Vokietijoje esat. Bet aš niekada nebuvau vaikų namuose. Ar čia praeitį gyvenimą? Čia jūsų Praeituose gyvenimus. Okay. Čia jūsų praeitas, dėl ko jūs tas vaikas va čia ir atvedė. Tai žodžiu, jo, atvečiam prie tam gyvenime, jūs buvo, čia va, dabar dėl ko jūs čia šito situacijoje esat, tai va, ir dėl ko tas vaikas neužauga, jisai negali užaugti, ne, tai va, būtent, žiūrim, gerai, jo, tai va, tokios medinės grindys, tokios, gan senas laikas irgi, gan senas, man toksai, aš va net girdžiu, netgi tokiu laiku, kaip, čia jūsų kaip tėvai, kaip gal jos ir, žodžiu, matau dabar taip, kada buvo tie visi nacija, ne? Ir kada tos tėvus surinkdavo į vieną, o tos vaikus paimdavo tarkim, atskirai. Ir ir matau tų vaikučių, bet dabar šitam kambarį kažkodėl jūs esat viena. Ar tai, kad jums, bet čia jūs skriaudžia. Aš žinau, kad tie vaikai jau nebegyvi. Ir likot jūs. O Dieve mano. O Jėzus Marija. Čia net sakau, čia net ne vaikų namai, o čia kaip koncentracijos stovykla. Tai gal žydė buvau praeitam gyvenime. Bet jūs Vokietijoje, bet jūs čia kaip plakit, mama, pažiūrim dabar, žinok, palauk, nes čia yra koncentracijos stovykla. Aš esu žydė buvusi. Jo. Pasižiūrim. O Jėzus, plak. Kaip šalta. Žinokit, jeigu norit verkti, tai verkite. Tik negailėkit. O Jėzus, mama, kaip šalta, negaliu. Oi. Visas emocijas išjungiam. 3, 2, 1. Jo, Vilma, taip, jūs buvo žydė, jūsų tėvai yra paimti į vieną koncentracijos stovyklą, jūs esate į kitą ir jūs čia esate paskutinė eilėje, kada jūs jau kaip ir tą. Bet atsitiko taip, kažkaip būdu jūs pasprukot, ne fiziškai, jūs fiziškai negalėt pasprukti, bet jūs pasprukot, jūs mirėt anksčiau, negu jūs paėmė ir nužudė ten. Jūs tiesiog pati išėjot.
kaip čia pasakyti, Mhm. jūsų siela iš jūsų kūno išėjo. Kaip sakau, jo, tai jūsų kūnas ten liko. Ir jūs, kol jūs daėjote iki to, kad jūs irgi ten nužudyto, ne, tai jūsų siela išėjo. Jūs numirėt prieš tai, prieš ten jūs, kada būtų jumis jau kaip su jumis susidaroja. Ir jūs atsiradot, jo, ir jūs pasislėpėt. Ir jūs pasislėpėt, jūs nukeliavote į viršų, tai va būtent jūs šitam gyvenime praktiškai esat visą laiką pakibus. Jūs nerandat, kur išeiti, jūs nežinot, kaip eiti, kaip vėl, kaip pasakyti, jūs atrodo kaip, kaip čia. Čia tokios natos, čia tokios energijos, kad, dabar pažiūrėsiu, taip, tai žodžiu, va, būtent toj vietoj, kuris dabar esate, kaip aš tikėjau, tas vaikas jisai yra pakibęs ir jisai nežino, kaip, jis net nežino, kaip nusileisti, kaip ir atrodo, jūs net kaip ir nesireinkarnavot. Jūs kaip ir pasiskolinot, kaip jums žinokit, tokia informacija, ta prasme, aš net nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, normaliai išreikšti šitą tą, ką matau. Realiai jūs kaip ir pasiskolinot šitą kūną, kad atrastumėt išeiti, kaip išeiti, kaip jums nusileisti į tą apačią. Ir kadangi šitas kaip... O, čia mano sūnas, atsiprašau, laukia. Mama, čia, žinok, čia kažkoks kosmosas, žinok, čia taip yra stipriai ir taip yra. Ir aš matau aiškiai, bet atrodo, man net žodžių trūksta, kaip išsakyti tą žodžių Vilma. Jūs esat pakibusi ir jūs šitą kūną, šitą žemę, kaip dėl to ir jūs esat visą laiką tarp dangaus ir žemės. Gerai, klausim dabar. Aš taip visada jaučiu, kad aš kažkaip nepriklausau šiam pasauliu. Taip. Ir aš tai šeimai nepriklausau, kažkaip viskas. Taip, jo, jūsų čia yra skolintas kūnas, kad galėtumėt rasti išeiti, kaip jums nusileisti, kaip tam vaikui išeiti pagaliau iš tos skylės, ne, kur esam va, juodoj, kur sakau, lygtais balta, juoda tokia šviesa. Tai tamsu šviesų, va toksai atrodo, kad kažkas mygtuką lygtais, va taip. Tai pas jūs va tokie tam tikri, kaip aš suprantu, kaip man va tokia informacija yra, čia jums kaip būtų kaip flashbackas, ne, kaip prisiminimo, ne, kaip iš praeito gyvenimo jūs kažkaip tais va tokie minimaliai, bet jums kažkas ateina į gal, ar jūs pajaučiat, ar jums ateina, kad va toksai, ne, kad kaip sakot, va aš jau visą laiką galvoju, kad va aš ne čia priklausau, kad čia dėl to, kad čia yra jūsų skolinta. Įsivaizduokit, kiek jūs kelių nuvėjot, kad jūs galėtumėte dabar turėti čia, kur dabar esat, kad jūs dabar galėsite įsigelbėti. Čia dabar jūs viskas pusės socialijos, dabar jūs įsigelbėsit, nes mes jūs čia faktas ištrauksim. Tai... Jo, bet dar yra labai įdomus dalykas. Dabar kas atvedė tą pasąmonę, jos pasąmonę, ar pati siela? Jinai pati siela, jo. Nes jinai, matai, kvama, kada jinai laukė, jinai buvo paskutinis vaikas tam kambarį prieš pas tos nacius, prieš tą mirtį. Jo, tai jinai numirė, jinai kažkaip tai susikaupė, bet čia viskas yra pasąmonės lygyje, taip? Jūs, sakau, pasąmonės lygyje, jūs susikaupėt ir jūsų siela paliko tą kūną greičiau, negu jį sužalojo. Tai supratau. Jo, jūs mirėte tiesiog ten, bet jūs išėjot. Tiesiog jūs palikot, jūs kaip teleportavo, tiesa, sakykim, taip, ne? Kadangi nežinot, ta prasme, jūs pirmą kartą tai padarėt, jūs nežinot, kur, tiesiog va taip ir užtai jūs ten ir pakibot. O kaip jums nusileisti, jums jau nebėra kaip jūs tiesiog nežinot kelio atgal. O aš pati nusižudžiau, ar kaip, ar aš iš jo? Kaip pasakyti? Energetiniam lygmenyje. Jūsų pasąmonė. Sakykime, žmogus dar gyvas, ar ne? Bet jo siela išeina jau į tam tikrą lygį. Lygiai taip pat, kaip aš dabar Redai įvykau tam tikrą lygį, ar ne? Okay. Mes informaciją žinom, kaip išeiti, kur pasisukti, kur nueiti. Jūs nežinot. Ir jūs pakibot ten, ir jūs ten likot. Ir ten jūs likot 3 reinkarnacijas, Vilma.
Užtatai jūs pavargot, jūs tiesiog, jūs sakau, tas vaikas, jūs, ta prasme, jis ir verkia, jisai ten bijo, jis jam ten kaip šalta, jisai ten jam tamsu ir jisai yra vienas. Suprantat, ir užtatai jūs va taip ir jaučiatės, užtatai jums ir paskui, aišku, paskui prieisim prie kitų dalykų, bet va čia vienas iš tų svarbiausių, dėl ko man visą laiką rodo tą vaikutį. Tai va, atvedė būtent, kas va jums atsitiko. Tai Duodam mes dabar tam vaikučiui daug hipnozės burbuliukų, viską aiškiai, kad suvoktų 3, 2, 1. jis tai labai įvaiktų, tai jūs labai tas vaikas džiaugiasi, jisai žino, kad jisai bus išgelbėtas, bet jisai nelabai šneka man, nes aš žinau, kažkas pas jūsų yra su kalba, bet būtent tam vaikui. Pas jūs man dabar šitam gyvenime, kai sakot, jūs mokina dainuoti, o tas vaikas jisai negali prašnekėti. Matot, kaip įdomiai. Gerai, ir dabar nuleidžiam dabar į šitą lygį, kuris turi būti, ir į beržuolį iš karto teleportuojasi 3, 2, 1, kad būtų jaustųsi saugiai. Palaukit biškį sekundėlę. Ne į tai. Tėja, mamytė daro hipnozę. Ačiū. Nu, gerai, man taip pakartok per naują. Į beržuolėje teleportuojam, kad jaustųsi saugiai. 3, Gerai. 1. Gerai, Dieve, tokia mergytė. Jėtus, gerai. Gerai, uždedam iš karto apsaugą, nuraminam, pakviečiam šviesos konglomeratą, tegul apgaubia savo energiją. 3, 2, 1. Gerai. Gerai, ir pasižiūrėk, ar galim toliau eiti su informacija, ar duosim informacijos. Man kažkaip reikia, kad Vilma dabar, va, žinai, šitam lygmenyje, ne, ir jos vaikutis, ne, man kažkaip jos reikia, nes dabar yra padalintas į dalis šiuo metu. Jos, nėra, čia, viena su kita, ne, man reikia jas vieną pas kitą atvesti, kad jos pasižiūrėtų vieną kitą, kad atpažintų vieną kitą, nes čia yra jos. Čia ta pati Vilma. Taip, 3, 2, 1. Jas, man vėl verkt norisi, aš negaliu. Atjungia man tas emocijas. 3, 2, 1. Sako, aš pagaliau radau, sako, aš taip seniai ieškojau ir pagaliau radau. Gerai, dabar žiūrėk. Man kažkaip reikia, Vilmutė, žinok, man atrodo, mes turėsim jūs palikti, žinokit, su energijom, su savo to vaiku, kad jūs susibalansuotumėt, kad jūs kaip susitvarkytumėt kartu su savim, nes dabar taip, nes aš informaciją gaunu tiek iš jūsų dabar, tiek aš gaunu iš to vaiko, o jūsų ta informacija turi būti ta pati. O jūs esat, kaip, žinot, kaip tas viena siela atskirtos į 2 podą, ne, kaip sakykime, jo, kaip 2 dubenėlius, ne, tai man reikia jūs dabar sujungti, ne, nes jūs esate ta vienuma, užtatai jūs ir neturite tos pilnaties viduje, ne, jūs esate. Aš jaučiu ir mano kūnas, kaip ne mano kūnas. Aš matau save visai kitą ir aš visada problemą su to svoriu, aš kankinuos kažkaip, nes savo lėkštėj sėdžiu. Taip. Nesakau, nes va jūs esate atjungtos, tai jūsų tas aš, tas vidinis mano tas vaikas yra ir jūs, ne, jūs esate atjungti. Tai sakau, nes aš gaunu informaciją dabar iš jūsų 2 skirtingai, bet jūs turite sueiti į vieną, ne, ir va, kai įeisit jūs į vieną, ne, va tada jūsų pasąmonė išvis, aš netgi matau, kaip jūsų, atrodo tokia kaip dieviškas dalykas, ne, tai sakralinis, ne, sakykim, jo, taip, mes ką dabar turim padaryti. Nes dabar sakau, dabar kokią informaciją gausiu, tai čia jau bus bele ką. Ta prasme, nebus man tokia reikalinga, kokios man iš tikrųjų jos dabar reikia. Tai mes ką padarom? Mes dabar jūs paliekam pas šviesos mamą konglomeratą. Jas abidvi. Jo, mes jas abidvi. Ir kada jūs, Vilma, būsit vėl laisva? Aš pažiūrėsiu, ar mums užteks laiko jums čia atsigeneruoti, susitvarkyti. Ar jūs apie šiandieną galvojat? Ne, jums reikės bent kelias dienas, tai tikrai. Aš galėčiau antradienį iš ryto. Antradienį užimtas. Mes antradienį ryte turim, ne, mama?
Nebent trečiadienį, aš nežinau, bet reikės Trečiadienį pasižiūrėti. užimta viskas. Nebent ketvirtadienį iš ryto. Ketvirtadienį irgi užimta. Iš ryto O užimta. penktadienį aš išvažiuoju. Aha. O ketvirtadienį vakare galima būti vakarą. Negaliu. Visą dieną dirbu. Aha. Tai tada, O pirmadienį kaip? pirmadienį viskas užimta. Tai tada kitai savaitė pirmadienį. Nu, ant kitos savaitės, nesvarbu jau tada koks laikas. Kokia diena. 18 tada. 18 būtų jo? Ne. Kas čia išeina? Ne šitą pirmadienį ateinantį, bet kitą, dar kitą. 25 išeina. Tai Bet tada... mes tik tai Vilma dabar, mes biškai noriu patvarkyti, nes jūs mes čia paliksim, jūs tai visą tą lauką, tą visą savijautą, tą visą biškai apvalysim mane. Ir, ir jo, tai man čia informacijos nereikia tam, žinot. Bet o apie iš jūsų man reikės vėliau, bet sakau, dabar jūs kadangi esat abi dvi atskirtos, man sakau, eina dvi informacijos, kur, žinot, iš savo, iš jos, kur dar nėra labai svarbi man ta informacija. Man buvo svarbiausia tai, kad aš jūs galėjau dabar suvedžiau, jūs dabar susieiti į vieną, tas būti vienas kūnas, viena siela, vienas, nu viskas viename, ne? Vientisybė ta. Ir jo, ir tada jau mes jau darbuosimės jau iš peties, tvarkysim su tą. Bet iki tol mes, mama, dabar patvarkom Vilmai, iki tol, kol mes grįšim vėl prie jos, tai patvarkom šitos visus... Galima pro globalinius praeiti. Gali pro globalinius, gerai. Jo, dabar prašom šviesos konglomerato už Vilmą išreikšti savo valią ir traukia visus kontraktus nuo globalinių. Per visur, visus ir su visais traukia metą, anuliuoja, visą informaciją naikina. 3, 2, 1. Oi, aha. Čia, bet mama, žinai, kaip įdomiai, gal mes neeinam prie dėl to, kad, žinai, ką, čia yra tik tai dalinas tik viena pusė. Aha. Gerai, tada... Mes galim kažką labai simple tokio padaryti, pravalom namus, pakeliam energiją. Reda, nieko nereikia daryti, parašom šviesos konglomerato ją globoti, iki kol mes ateisim ir duoti visą energiją, ko jinai nori. 3, 2, 1. Gerai, nes man reikia, kad mama, ir žinai ką, ir jas paprašom, kad jas prižiūrėtų, kad jos, sakau, ta vientisybė pasidarytų. Taip, susirinkti visą puzlę. 3, 1. Nes jos atrodo dabar viena, sakau, kita žiūri, atrodo, kai jos nepažįsta viena kito, žinai. Tai... Duodama abiem hipnozės burbuliukų visą informaciją. 3, 2, 1. Gerai. Taip. Ir tegul susilieja, susirenka visą teisingą informaciją. 3, 2, 1. Jo, nes aš turiu pasidalinti ir sakau, tą vientisybę įeiti. Ir tada aš gausiu visą pilną informaciją iš jūsų. Ir subalansuojam dabar jų minčių srautą. 3, 2, 1. Taip. Ir padovanojama akinukus. 3, 2, 1. Taip. Ir uždedama pačios Beržų alėjos stiprią apsaugą. 3, 2, 1. Nes čia vyks, sakau, tokia transformacija. Pas jūs vyks, žinokit, Vilma, tokia transformacija, kad ojojoj. Bet tai gerai, bet tai gera transformacija. Tai. Jis sako, tai nelegalia, pagaliau matosi šviesa. Smagu girdėti. Labai. Fiziniam lygmenyje, Reda, pasiunčiam dabar Vilmai daug kristalo dulkių. 3, 2, 1. Gerai. Užpildom jos tabiškiai sielą, kol tai išgis, žinai. Užpildom tą jo tais kristalais taip pat. 3, 2. Gerai. Pakeliame į to ūpo, energijos, to tokio vaibo, žinai, tokio gero, žinai, tokios emocijos geros. 3, 2, 1. Nu, žinokit, Vilma, tikrai pas jūs transformacija tokia, nes vėl vert noriu, nes aš matau ir man taip gerai. Atrodo, kad ištekėtumėt, žinot, kaip mama paleidžia savo vaiką, ne? Ir man tokia informacija, tai kažkodėl. Ir man tiek, sakau, taip širdis vadžiu, sakau, taip gražu. Oi. Fiziniam lygmenyje taip pat uždedam visas apsaugas. 3, 2, 1. Duodam daug hipnozės burbuliukų. 3, 2, 1. Gerai, dabar dar sako Vilma, prašau, sako,
sako, dar tą pasako pas mane į namus, sako, dar pavarykit ten. Irgi taip, žinai, kad tokia būtų, žinai, namų oazė, tokia, žinai, tokia būtų gera, tokia safe play, žinai, tokia, kad, nu, Pirmiausia, tai išvarom visus parazitus iš namų, sukeliam aukštos vibracijos gūsį. 3, 2, 1, šaunam. ir kažkodėl labai didelis yra žmonių tinklas, pas ją labai didelis žmonių tinklas. Nuimam 3, 2, 1, visą informaciją naikinam. Jo, kad jūsų nevalgytų, jūsų energijos. Dabar pasiunčiam į namus daug hipnozės burbuliukų. Jeigu yra interferentų, portalų, visus prie sienos priklijuoja, išdžiūsta, išgaruoja. 3, 2, 1. Gerai, va, biškai sustiprėjo, bet kaip pasąmonė pati, žinai. Ir tas fizinis kūnas. Jaučia, kad fiziškai vyksta. Tai ir dabar šitos gyvų kristalų dulkių pilnus kampus. Daug. 3, 2, 1. Nes, Vilma, jūs paprastai, ne, jaučiatės labai vieniša. Jo. Aš visą laiką matau kažkodėl, nežinau, galbūt taip nėra, bet man tas, jūsų, tas vidinis, ne, man tokia atrodė, aš su savim, aš su savim, viskas, jūs viena, aš matau jūsų vieną, jūs taip, matot, nu dabar viskas, kita informacija, jūs dėl to, kad, nu, faktas, jūs padalintai dvi dalis, dvi pusės, žinot, tai. Jo, aš kur bebūčiau, aš vis tiek jaučiausi, kad ir santykiuose buvau su vyru, vis tiek vieniša jaučiausi. Jo. Nu nieko, žinokit, pas jūs, kaip ir jūsų sesė, bus tokia transformacija, kad... Man vienintelis yra, kada vaikas pas mane yra, tada aš jaučiu tą pilnatvę kažkokią. Kai jis išeina, man taip viskas vėl trūksta. Jo, bet jeigu kalbant apie jūsų vaiką, tai jūsų vaiko energija tokia gan, nu, kaip pati energetiškai, jisai ta siela yra tokia gan, nu, kaip jauna siela. Jo, ir žinokit, jinai yra, ateina ir išeina. Aš, tarp kitko, jeigu žiūrint, tarkim, vaikų, jūsų vaiką ir jūs, nu, yra tas bonda, ne, tas kaip, tas, jo, bet kažkaip jisai irgi, kažkaip, aš, nu, jūs labai mylit, bet kažkaip ta meilė to vaiko, kažkaip jisai labai, kaip pasakyti, tas vaikas yra, palakit, kaip čia jisai pasakyti paprasčiau, jums blokuoja, ta prasme, ne jūsų meilė, ne jūsų vaiko meilė, bet tam vaikui yra uždėtas blokas, kad tas vaikas, nu, kaip nematytų tos meilės tokios, kiek jūs iš tikrųjų jos duodat. Va tas man kažkoks yra. tą potencialą, tą mamos, tą netokį, man va čia kažkur trūksta jisai, bet tai čia ne jūs, čia pas jūs viskas gerai, pas jūs širdis yra atvira, tikrai ta meilė labai didelė yra, bet tas vaikas negauna iki galo, kažkur va nutrūksta, jisai gauna, žinot, kaip tam tikrą, jisai labai toksai yra kaip dependent, kaip pasakyčiau lietuviškai, tas dependent, kur aš viską galiu pats pasidaryti, aš viską pats. Va taip, ne, jisai. Jo, ir jisai, jo, labai kažkaip jo. Ir kai jisai kaip katinas, ne, va, jisai atėjau, išėjau, pastariau, kažkaip nematau labai didelio komunikacijos, labai pas jūs irgi. Tokios... Nu, kažkaip nežinokit, labai mes komunikuojam ir tas labai didelis tas jau dabar lūžis, kada jis savaitę pas tėvą, savaitę pas mane yra, jam labai sunku ir aš jaučiu šitą. Tai gal bet jo, bet man jisai mėtosi vaikas, nes jis yra kaip padalintas, ta prasme. Irgi padalintas, matot, jūsų gyvenimas padalintas, jūs padalinta ir pas jūs viskas padalinta yra. Taip. Nu nieko, surišim viską, nesakau, bet sakau, energetinių laukų, tai va, sakau, atrodo man, va, sakau, va, būtent to, atrodo, kaip, sakau, ta meilė viskas yra, bet sakau, va, jinai nutrūksta, sakau, ir tas vaikas, sakau, gal jūs ir komunikuoja, gal nedaeina tas viskas komunikavimas iki tiek, kaip, nes jis jau nutrūksta, matot, tas, kaip jūsų pusė nutrūksta jam. Už tai jis yra labai, sakau, jis jo, nu, va, matot, vis tiek, va, tas padalintas ir viskas, nu, nieko, Vilbute, viskas susitvarkys. Viskas susitvarkys. Jo. Pagal viską turėtumėte, nu, vėliau jaustis šiek tiek geriau. Ta toksai daugiau hope, žinot, tas toksai, kur bus pagaliau. Viskas, o Jėzus, va toksai, žinot, kaip viskas. Įsilaisvinimas toksai, ne?
Tai va, Kaip iš šiukšlių dėžės išlendi. išleidi jo, iškiši galvą, žiūri, kad lemba gyvenimas Žiūri, gali kad būti kažkaip kitoksai. netaip viskas ir prastai atrodo gyvenime. Jo, nėra gal taip ir blogai. Jo, ir Mhm. paskui mes pažiūrėsim į kitą detą, kaip mes susijungsim, tai pažiūrėsim šitas burtus, tuos visus irgi agregorus, nes gali būti irgi, kad vaiko irgi nueina jūsų Paskui Reda pakalbėsim. žodžiu. Jo, čia daug Jo. pasakyti. Gerai. Jo. Gerai. Dabar Taip mes dabar palaukit, Gerai. taip ir pasiliekam, 25 susitinkam, jo? paskui pakalbėsim. Dabar duokit dabaigti. Dabar uždedam Reda apsaugą ant namų. Vienas Taip. ir išeinam. Atsigeneravę.